Dubajaus triufeliai arba rankų darbo saldainių asorti. Šiandien ragausime saldžiai. Šiandieną mes su ateiviu iš kitos planetos ragausime šokoladinius saldainius rankų darbo, tikiuosi irgi iš kitos planetos. Tai yra vaiduoklių šokolado namai saldainiai, jie yra visiškai naminiai. Pasakysiu atvirai, aš esu šiaip labiau toksai prie mėsas žmogus, pavyzdžiui, man skaniau, riebiai, sūris, dar kas, bet tikiuosi šis šokoladas bus geras, nes gerą šokoladą tikrai dievinu. Taigi, ateivė, ar esi pasiruošęs? Čia yra muskatas ir karamelinis vafliukas. Oho. Pastaruoju metu karamelės nesumegė, bet neblogi. Šokoladas jaučiasi tikrai labai geras, duočiau 8. Ateivi, kiek duodi tu šitam šokoladui? Nesupratau. Kitas yra braškės su pienu. Skistas įdariukas toksai. Nu, čia tikra braškė, žinokai. Mano taškai 8,5, tikrai neblogas skonis, labai skanus įdaras. Ateivis, ką sakai? 8. Toks kaip tu. Važiuojam toliau. Kitas skonis - serbentų Rygos balzamas. Šviesesnis šokoladas. Kol kas vienas iš geresnių, sakyčiau, žinokit, gal ir net geriausias. Šitas su baltu šokoladu mano favoritas, duočiau 9. Greičiau žiūrėk. Mano rankose Skittles, laimas ir avietės skonis. Nu, žiūrim, ką turim. Tikrai yra kaip Skittles, labai gavus, pasakiškas, 10 duodu. Ateivė, išburk, ką manai? Oho, wow, ateivis tiesiog duoda 10 balų pagaliau. Toliau mūsų meniu - rozmarinas, laimas ir braziliškas riešutas. Kol ateivis siunčia signalą, aš sakau 9,5, gal net ir 10. Labai įdomus skonis, visiškai gurmaniškas. Ateivi, kiek jūs duodate šiam šokoladui? 9. Nu, dabar ragausime Tanzanijos vanilės skonio šokoladą. Labai įdomiai skamba Tanzanija. Nu, čia kažkas specifinio labai. Vanilė liejasi per kraštus. Irgi tarp 9,5 ir 10. Labai skanus skonis. Ir ne per saldukas patinka. Ateivi, kiek duotumėt? Wow. 10. Pavergė Tanzanijos vanilė ateivio širdį. Toliau ragausime žalią saldainį. Galimai apelsinas, galimai ne. Negaliu pasakyti, žinokit. Oho, kaip traško ir žalia viduje. Čia nieko panašaus į apelsiną. Kažkokiais popkornais. Jo dantyse traška. Labai skanus. 10. 10. Kas ateivi? 10 plus 1? 11? Negali būti. Ateivis davė net 11. Oh shit. Here we go again. Įdomesnis skonis - peletrūnas. Bandom. Nežinau, ar mano visiškai skonis. Nėra blogas. Gal kiek saldesnis, nes baltas šokoladas. Duočiau 7 tikriausiai. Ateivi, ką sakai tu? 9? Nu, matai, mūsų su ateiviu skoniai skirtingi. Ir paskutinysis, ilgiausiai lauktas saldumynas būtų Dubajaus triufeliai. Tikiuosi daug traškesio, triufeliukas. Traškesio yra, viduje kaip ir priklauso žalia. Pasakysiu, labai nesaldus ir būtent tiems, kas nemėgsta saldžiai ir mėgsta juodą šokoladą. Nu, aš duočiau 9, man labai skanu, tikrai. Pasakiška. Ateivi, kokia tavo nuomonė bus? 5, 7. Ateivis nemėgėjęs tamsaus šokolado. Su ateiviu labai prisisaldinom, tikrai pilvukas tiesiog sproksta. Saldainiai pasirodė tikrai labai skanus, be riebalų, be gliuteno, kas yra labai svarbu, ir be palmių aliejus. Taigi labai rekomenduoju visiems, kas ieškote naminio, ateivių, raminkis, naminio skanių saldainiukų, šventėm padegustuoti gurmaniškai. Viskas, šitą ateivį siunčiu atgal, o mes iki greito susimatysime.